Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Botiriūtė. Šį vakar kartu su psichoterapeute Lina Strauke pasikalbėsime apie narcisistinės asmenybės darbe, jų bendravimo ir elgesio ypatumus. Labas, Lina. Labas. Lina, aš iš karto klausiu, kas atsitiko su narcisistinėm asmenybėm? Ar čia jų iš kažkur pridygo tiek daug, ar mes tiesiog pradėjome apie juos tiek daug kalbėti, ar visus, kurie mums nepatiko, narcizas. Ką čia atsitiko? Tai šiandien, jeigu išeitumėm į lauką, tikrai pamatytumėm gėlių narcizų, tai jų pridygo. Bet jeigu kalbėti jau rimtai, tai žmonės pradėjo daugiau domėtis, manau, psichologija ir pradėjo daugiau domėtis asmenybėm. Tai kadangi domisi daugiau savim, domisi daugiau kitais ir tam tikros informacijos būtent ir apie narcisistinės asmenybės mes gaunam daugiau, tai atrodo, kad tų narcisistinių asmenybių gerokai padaugėjo. Iš tiesų, bent jau tyrimai nerodo to, kad čia kažkaip keistusi ir skaičiai būtų didesni. Ir jeigu tai pasižiūrėt populiaciją, kam įdomu, tai yra beveik 8% vyrų narcisistinių asmenybių ir apie 5% moterų. Įneš tada aiškumo iš karto. Tai kas yra tie narcizai, narcisistinės asmenybės, nes dabar atrodo, kad čia kažkoks siaubas, baubas, vien tik blogis ir visus į vieną katilą. Tai labai aiškiai kažkaip, kad mes suprastumėm ir atskirtumėm visus tos dalykus. Gražiai pasakė, kad siaubas, baubas, iš tiesų kiekviena asmenybė turi ir gerų savybių, ir gal nelabai mums patinkančių savybių, tai norėtųsi taip iškart pasakyti, kad tai yra turbūt viena iš asmenybės, kuria sudėtinga kitiem bendrauti. Bet jeigu kalbėti taip, tai turbūt vienas esminių dalykų yra tai dėmesys savo. Tas žmogus labai daug, narcisistinė asmenybė skiria dėmesio savo, nori, kad kiti apie jį galvotų kaip apie ypatingą, galbūt kažkokį tokį ypatingų gebėjimų turi arba protingą, kažko pranašesnį ir labai stengiasi kartu ir tokiu žmogum būti. Tai paprastai, kadangi žmogus daug dėmesio skiria savo, apie save, tai mažai skiria kitų žmonių jausmam. Atitinkamai nebėra laiko. Dėmesys savo yra. Tuo pačiu galbūt tokia viena ryškesnių irgi savybių yra tai, kad narcisistinės asmenybės turi daug fantazijos. Jos svajoja apie daug uždirbti, turėti geras pajamas, važinėti gerų automobilių, karjerą padaryti, darbę daug pasiekti, gali būti ir idealų santykiai, ideali meilė ir tokie labai aukšti kriterijai aplinkai. Ir vėlgi, tai rodo, kad kartais kai kuriam pasiseka pasiekti, kai kuriam nebūtinai. Kas dar, kokie dar yra tie jų bruožai skirtiniai ir kada jau tai yra, tas kaip sutrikimas, sakykime, nes čia yra buvo narcisistinės asmenybės tiesiog bruožai, ar ne? Taip. Tai sutrikimas jau būtų tai, kad turbūt jeigu taip žiūrėt, labai intensyvus bruožai, aš dabar visų tikrai neišvardinu, tai kas internetą turi, to turime, visi gali netgi papunkčiukai susižiūrėti. Bet sutrikimą skiriam tuomet, kai jau šitie bruožai labai ryškiai pasireiškia ir trukdo tiek pačiam žmogui labai netgi socialiai funkcionuoti, sakykime, jis nebeturi draugų, jam sudėtinga už kažko bendrauti arba arogancija labai didelė ir irgi žmonės kažkaip ir vengia ir tas pats žmogus iš tikrųjų irgi kenčia nuo savo ypatumų. Ir tokiu atveju mes jau galim kalbėti dažniausiai, kad tai yra apie asmenybės jau sutrikimą kaip ligą. Bet šitie visi dalykai gali būti tvarkomi ir dažniausiai tvarkomi ilgalaikė psichoterapija. Tai kai mes norim tam tikrus bruožus keisti, po truputį, kai įsisąmoninam, kas yra negerai, kurioje vietoje aš pastringu, galim dėliotis kaip pavyzdys. Vienas iš bruožų narcisistinių asmenybių yra, kad renkasi žmonės, draugus, galbūt ir tam tikras kolegas arba darbuotojus vadovas savo, kaip tokius, sakykime, resursus. O mes, kai bendraujam draugiškai, mes norim daugiau galbūt empatijos, lygiavertiško, komandiško santykio, o narcisistinė asmenybė daugiau pasižiūrės, ar man apsimoka, ar šitas draugas turi gerą statusą, kuo jis man gali būti naudingas. Ir tam tikri žmonės galbūt jam atrodys, kad ne, aš su jais nenoriu, neįdomu bendrauti, man jie nepatinka. Nes jie neturi kažko, kas galbūt patiktų narcisistinei asmenybei. Ar teisingai girdžiu, kad tokie narcisistinių asmenybių kaip ir iššūkiai tai yra būtent emocijos, empatija, ar ne visai? Mes linkę sakyti ir kai kur literatūroje yra įvardinama taip siaurai, kad narcisistinės asmenybės neturi empatijos. Tai aš toje vietoje paprieštarausiu, jie nelabai galvoja apie kitų žmonių jausmus, bet čia yra skirtumas. Dalis narcisistinių asmenybių gali neturėti empatijos kitam, tai yra kaip kitas jaučiasi, kokios kitame emocijos, kokias sukėliau, jeigu ten pasakiau
kokį dalyką, kuris nepatiko ir aš jaučiu, kad kitas įsižeidė. Tai gali dalis asmenybių turėti, bet su empatija yra įdomu narcisinėse asmenybėse, todėl kad jie geba ją kartais išjungti. Tai reiškia, kad jeigu kitas asmuo, paimkim situaciją liūdną, numirė šuniukas augintinis ir narcisiniam partneriui, jeigu ten jo draugės šuniukas numirė, gali būti visiškai nei skausminga, nei jis jaus jos liūdėsi ir tiesiog išjungs, nes jam pačiam nemalonu tas emocijas būtų jausti. Kai jisai nori, tas asmuo gali įjungti empatiją. Galbūt kartais ją įjungia, kai naudinga įjungti. Tai va čia šiuo atveju, kad jeigu santykis su narcisinė asmenybė pradeda blogėti, jie geba gražiai empatiją išjungti ir gali būti labai šalti, bet tai nebūtinai reiškia, kad jie jos nejaučia. Kai kada dar yra toks angliškai counter empathy terminas, lietuvių kalboje toks būtų priešinga empatijai. Galėčiau vesti terminą. Tai yra, kad kai kurios narcisinės asmenybės elgiasi taip, kaip yra prieštaraujam netgi empatijai. Tai reiškia, kad aš žinau, kad žmogus jaučiasi labai kaltas, kad kažkada padarė klaidą ir darbe, kažkurio momento aš ištraukiu šitą žinutę. Taigi prisimeni, kaip tu ten suklydai. Tai yra, kad vietoj to, kad empatiškai atliepčiau, aš dar netgi galiu ir pasinaudoti. Būti priešingas, neempatiškas labai ir to irgi gali pasižymėti. Dar yra labai smalsu, o kaip apskritai narcistinė asmenybė susiformuoja, kad būtų aiški ta priešistorė, kitaip tariant, dėl ko jie šiandien dienai yra tokie, kokie jie yra? Taip, labai geras klausimas. Manau, kad tame atsiranda šiek tiek empatijos šitam ypatumui asmenybės, todėl kad dalis yra genetiškai besiformuojant iš genetiškai gaunam iš tėvų, mamos, tėčio. Jeigu šeimoje yra narcisinė asmenybė, gali būti, kad genetiškai tam tikrus bruožus mes paveldim ir kita dalis yra svarbi aplinka, kokioje aplinkoje augam. Bet kas yra svarbu, kad praktiškai visuomet, kai mes kalbam apie narcisinę asmenybę, jeigu yra ryškus bruožai pas žmogų, tai matysim, kad jo vaikystėje buvo jo emociniai poreikiai stipriai neatliepti. Tai reiškia, kad nebuvo svarbu, kaip jisai jaučiasi, nebuvo svarbus jo poreikiai. Ir tokiu atveju žmogus vaikystėje yra paprastai daug kentėjęs. Kas susiformuoja, kad aš nevertingas, aš nepakankamas, aš gal neįdomus, aš nereikalingas kaip vaikas. Ir augant, to žmogus pradeda kovoti už save. Jisai nori būti vertingas, jis nori būti reikalingas kitiem. Ir va čia jau formuojasi narcisiniai bruožai, kad aš noriu būti ypatingas, aš noriu meilės, aš noriu ypatingai gerų santykių, aš tikiu begalinę ten jėgą, laimę ir aš jaučiuosi to nusipelnęs, nes aš to neturėjau. Bet kai mes sutinkam suaugę tam tikrus žmonės, tai jie nebuvo tie, kurie tave vaikystėje skriaudė. Taip, tai lygiai ir atrodytų, aš nusipelniau balansų iš to, kad vaikystėje man buvo blogai, aš dabar norėčiau gauti kitaip gyventi, bet šitas susiformuoja kaip gynybiniai mechanizmai. Aš noriu matyti save sėkmingą, būti sėkmingu, hiperkompensacija, bet klausimas, kaip tai veikia kitus žmonės, kurie vaikystėje galbūt niekaip nei kenkė, nei skriaudė, nei kažką darė. Labai dažnai visuomenėje yra sakoma, kad žmogus tarsi įrodinėja savo vertę, ar ne? Tai čia ir yra. Ar tai galėtų būti apie narcistinę asmenybę, kad jis ir dabar įrodinėja galbūt tam vaikystės etapui, kad aš tada jaučiausi nevertas, o dabar padarysiu viską, kad jaučiausi vertas ir iš tikrųjų čia tokia kova lyg su vėjo malūnais? Labai dažnai. Jeigu mano tėtis buvo man blogas, aš būsiu pats geriausias tėtis ir gali būti žmogus iš tiesų pats geriausias tėtis, vis dar stengiantis įrodyti ir savo, ir kitiem, kad jis yra geriausias tėtis. Jeigu mano šeima finansiškai blogai gyveno, aš įrodysiu, kad aš galiu gerai uždirbti ir pasiekti karjeroje sėkmę. Gali būti žmogus pasiekęs labai daug ir tai dažnai yra vadovai, apie narcistinės, nenoriu teikti, kad ten visi vadovai, vėl ne į kraštutinumus, bet jie dažnai būna pasiekę daug karjerų, gali būti profesionalų savo sričių specialistai, savo srity tam tikroj. Bet jie patys nebūtinai jausis, kad jau viskas, aš labai daug pasiekiau. Galbūt ten prireiks 20-30 metų, kai jie pradės savo sakyti, galbūt aš jau tikiu, nes jau tikrai aplinkoje mažai kas jau dar kažkaip geriau
turi. Tai vat jie iš vienos pusės kovoja su tuo, ko neturėjo, arba nori įrodyti, kad gali, bet tame yra ir nauda, kad, va čia ir galbūt gražus net bruožas, kad narcistinė asmenybė darbe gali būti žmogus, kuris labai daug siekia ir labai daug padaro ir iš tiesų nori įrodyti, kad aš galiu būti vienas geriausių darbuotojų. Lina, iš tavo darbo patirties žmonės, įrodinėja, siekia, jų motyvuoti tikrai nereikia, vidinis variklis veikia gerai. Kaip jie iš tikrųjų viduje jaučiasi, kai jau leidžia savo apie tai atvirauti? Ką girdi? Vat narcistinė asmenybė apie terapiją taip, bet aplinkoje niekada apie tai neatviraus. Atviraus tik apie savo sėkmę. Todėl žmonės mato jas tik tai sėkmingas, pasitikinčias, arogantiškas, kai kada jie jau ir tiki, kad aš iš tiesų esu tas, kuris ypatingas esu. Jeigu statusas, finansai, ten kažkas, kas jiems svarbu, yra tikrai aukštuose standartuose, jeigu jiem nesiseks, jie niekada to nedemonstruos ir neparodys. Todėl, kad mums išoriai tik tai gali atrodyti, kad tai yra labai pasitikintis, labai stiprus žmogus, viduje tai yra žmogus, kurio savivertė yra labai jautri. Tai mes aroganciją matom tuo metu, kai jam sekasi, čia galbūt vyram labiau būdingas dalykas, nei narcistinėm moterim, bet kai nesiseka, mes nematysim ir nežinosim. Tas žmogus dės gražiai, visą motivaciją, visas pastangas, kad kaip galima daugiau pasiekti, įrodyti ir padaryti, kaip galima kokybiškiau, tarkim, darbą. O kalbant apie visuomenę, ar pastebi kokiu nors dalykų, kuriuos šiandienai žmonės vadina, narcizas, narcistinė asmenybė, bet iš tikrųjų, tai tikrai nėra visiškai apie narcizus. Esi pastebėjęs kažką tokio? Man atrodo, šiandien dažnas toks pasakymas, kad jeigu žmogus kažką egoistiško pasakė, padarė, jau gali gauti žinutę, esi narcistinė asmenybė. Tai mes nesuabsoliutinkim, tai kad žmogus kažkur egoistiškai ar savanaudiškai pasielgia, nebūtinai jau reiškia narcistinė asmenybė. Tai šitą tikrai pastebiu, kai kada žmonės dar mėgsta sakyti, čia mano ego. Vėlgi nebūtinai apie tai, tai tokio turbūt absoliutumo nereikėtų dėlioti. Galbūt jeigu žmogus siekia karjeros arba yra vadovas, kartais taip pat girdžiu, kad čia kaip ir narcistinė asmenybė, nes nori daug kažko gyvenime, daugiau negu kiti, nebūtinai. Tai yra, gali būti bruožas, bet tikrai neabsoliutus. Lina, ar galėtum tokiu pasakojimu iliustruoti, pavyzdžiui, pasakotum apie kolegą vyrą arba apie kolegę moterį, nežinau, ar jie tarpusavį turi daug iš tikrųjų narcistai, moterys ir vyrai skirtumų, bet tiesiog pasakojama, kaip darbo aplinkoje apibūdintum tą žmogų, kaip jis bendrauja, kaip jis elgesi, kaip tavo pasakojimas skambėtų, kaip tarkim kitos kolegės lūpomis. Turi skirtumų vyrai ir moteris. Tai pradėkime nuo vyrų tada. Kai kur panašumų bus, bet šiek tiek tų skirtumų yra. Tai pagrindinis skirtumas bus, kad vyrams svarbu galia, jėga, statusas ir tikrai bus labiau nei moteris narcistinės linkę ieškoti vadovaujančios pozicijos darbe, komandos lyderio gali būti darbe. Tai vyrai ir kas turbūt svarbu, kad mes nebūtinai iš karto ir pamatysim tą narcistinę asmenybę, jeigu tai yra naujai atėjęs į komandą žmogus įmonėje. Tai reiškia, kad pradžiai pati narcistinė asmenybė yra linkusi susižavėti darbdaviu, darbovietę, darbo vieta, aplinka ir tikrai jausis gerai ir labai džiaugsis naujoj vietoj ir labai stipriai stengsis. Bėda atsiranda vėliau, kai yra sudėtinga jau galbūt išlaikyti santykius, atsiranda vienokios arba kitokios trintis komandai ir vyras visą laiką stengsis, labai norės, čia tiek vyras, tiek moteris jau būti pastebėtas, gauti kažkokią ypatingą tai užduotį ir jau šitoj vietoj vyras eis per galią. Jeigu jam nesiseks, vyrai tikrai bus grubus ir gali būti per tą savo tokį statusą, neempatiškai pasielgti su darbuotojais. Vyrai, jeigu vadovai vyrai, jie bus jau vėliau ir linkę darbuotojus matyti ne kaip, čia irgi toks angliškai, ne kaip I and you, bet I and it, tai ne aš ir tu, bet aš ir tai. Funkcija. Tai reiškia, tu esi funkcija ir jeigu tu funkcijos neatlieki gerai, tu man nieko nebereiškia, man neįdomus esi. Jeigu tu atlieki funkciją gerai, man tu įdomus ir gal kaip žmogus
ir aš ir empatiškas tau būsiu, tai toks kolekcionuoja tarsi gerus darbuotojus, jeigu tai komandos vadovas. Ir kaip pažiūrėsim, įmonės kontekste gali būti labai stipri komanda to vadovo aplinkoje, bet klausimas, kokia atmosfera gali būti. O kaip moteris, tada kaip nuo to irgi ateina susižavit, ko gero, pirmiausia, kažkuo? Taip, irgi moteris susižavi, jai pradžiai viskas patinka, bet jinai neturi tiek galios ir tokio agresyvumo kaip vyras, kad ir galbūt mažiau orientuota bus į karjerą, nors lygiai taip pat gali dėl to savivertės savo siekti kažkokio tam tikro statuso organizacijoje, bet moteris jinai bus kaip tik labiau tokia emociška. Tai jeigu mes vyrą matom tik tai griežtą ir piktą, tai moterį mes išskirsim darbe kaip labai emocionalią ir žmonės kartais sako, aš bijau jai pasakyti kaip kolegai, nežinau, kad sukels labai didelės emocijas. Todėl, kad jinai jaučiasi, kad jie įdėjo daugiau pastangų, jai labiau nepasisekė, jeigu kažkas nepasisekė, jeigu komandai. Jinai daugiau stengiasi, jinai daugiau savo emocijų įdėjo. Ir visą laiką jausis ypatinga tuo, kad jinai tarsi daugiau tame darbe vėl nusipelniusi arba galinti ir moteris per tai tą tokį emocionalumą labai rodys. Tai jinai labai gali nerimo turėti daug, gali ir to pačio pykčio, susierzinimo. Ir moteris labiau ne per galę, kiek labiau ieškos tokios, kaip pasakyti, ne tiek naudos, bet taip gal pasakysiu, jeigu yra taisyklės, tai jeigu aš galiu kažkur anksčiau išeiti arba kažką padaryti, tai yra gerai. Ir jinai ieškos to galimybių, kad būtų truputėlį ypatinga, galbūt kažkokį ypatingumą turėt, kad ar lankstesnis grafikas, arba kažkokias tai užduotis, kurias aš pasirinku, o atiduodu nemėgstamas kolegijai. Tai jinai per tai ieškos galimybių, bet jai labai nepatiks, jeigu bus tos tokios lygiavertiškumas ir nebus kažko vėlgi ypatinga. Ir tada jau kyla ofiso drama, jeigu jau kažkas negerai. Taip, ir gali būti intrigų. Ir dar dabar galvoju tokia mintis, kad moteris per kaltę dažnai. O jeigu vyras supyks, tai moteris gali būti per tokias intrigas, paskalą šiek tiek daugiau ir sukels kaltės jausmą. Kodėl tu praeitą kartą darai taip, o dabar negali man ten kažko padaryti. Tai čia toks yra tarsi ir bendravimo būdas su kolegomis, ar ne? Tai per kaltės sukėlimą. Narcizės gerai girdžiu. Taip, gali būti, kad jom naudinga bus. O kaip sekasi sutarti vyrui ir moteriai, jeigu jie abu yra narcistinės asmenybės? Ar čia vyksta kas? Konkurencija, o gal tokie du geriausi draugai? Visaip gali būti. Gali būti labai stipri konkurencija. Jeigu komandai du narcizai, tai vienas norės įrodyti ir kitas norės įrodyti savo. Tai vadovui šiuo atveju labai svarbu nubrėžti labai aiškius lūkesčius, aiškias ribas ir duoti vienam daryti kažką matomo ir kitam kažką matomo, kad būtų galima ir vieno ir kito indėlį pastebėti ir galbūt tokiu būdu tada galės ta konkurencija net ir visai sveika būti. Gali būti, kad narcistinės asmenybės dėl naudos, ir čia tiek ir asmeniniam gyvenime būna, kad ir narcistiniai du partneriai kuria santykius, bet ir darbe gali būti dėl tam tikros naudos. Kiekvienam reikia ryšių, kitam reikia dar kažkokio kito dalyko. Ir tokiu būdu, kai ta sąjunga yra labai aiškiai nauda paremta, jinai gali puikiai funkcionuoti, nes vienas gauna naudą ir kitas gauna naudą. Ir jinai gali ilgalaikiai labai puikiai būti. Problema tik tai atsiras tuo metu, kad jeigu šita funkcija pasikeičia, staiga pasikeičia ir visas geras santykis, nes galbūt aš nebegaliu gauti tiek naudos, kiek aš tau duodu. Ir tada balansas, jeigu išsibalansuoja, jau šitos asmenybės nebesutars darbe. Būna, kol būna naudinga abipusiai. Tiesiog abipusiai mainai. Taip. Pakalbėkime dar apie tas fantazijas apie save, kai jie turi tą įsivaizdavimą ir tuos pasiekimus. Ar gali tai būti, kad jų fantazijos yra iš tikrųjų taip toli nuo realybės, kad kiti žmonės stebi ir mato, tiesiog nedekvaičiai, galbūt per toli, bet visi tai taip galvoja, bet aplinkui, bet jie vieni ne ir to nemato. Kokios šitos fantazijos būna? Viena iš savybių yra grandioziškumas narcistinės asmenybės ir tas grandioziškumas yra, jeigu daryti, tai daryti gerai. Jeigu
Ne aktų salė, bet jau Žalgirio arena iš karto, ne? Taip, jeigu kažkur užsisakau viešbutį, tai tik tai kokybiškas ir geras. Jeigu kažkokia kelionė, tai tik tai irgi kažkas. Tai šitoje vietoje yra kartais fantazijos truputį prasilenkia su realybė ir kiti žmonės, kadangi žiūri paprasčiau, jam atrodo, ar tikrai tiek reikia, ar tikrai reikia tiek įdėti pastangų ir gali žmogus sakyti, aš mėgstu sudėtingai, bet jau tada tobulai turi būti. Tai kartais jie patys nuo to kenčia. Bet nenorėčiau sakyti, kad vėlgi kiekviena narcistinė asmenybė yra sėkminga arba vieni sėkmingi, kiti ne. Tai kartais tos grandiozinės fantazijos, jeigu žmogus įdeda labai daug pastangų, jos tarsi realizuojasi ir pavyksta. Vat Žalgirio areną norėjau ir padariau viską, kad ta Žalgirio arena įvyktų. Sekantį kartą tas žmogus turės lūkestį jau ne Lietuvoje, kažkur kitur arenos. Ir jeigu įdės labai daug pastangų, gali būti, kad pavyks. Bet čia, kalbant apie verslą, tai turbūt yra tokia narcistinių asmenybių supergalia, nes jie, jeigu siekia tikslo, jo nori, tai jie viską padarys, kiek girdžiu, ar ne? Aš dėl to ir sakau, kad daug vadovų, daug verslininkų iš toj srity, kurie daug pasiekia, gali turėti bruožų. Ir vadovai narcistinės asmenybės ir tada ir komanda susirenka su tokiais pačiais bruožais. Žodžiu, narcistinių asmenybių būrelis. Būrelis nebus niekada, todėl kad jeigu vadovas narcistinė asmenybė, jisai, suprantat, kiekvienai reikia, kad jo kažko žavėtųsi. Tai vadovas rinksis naudingus. Tai vadovas rinksis, gal vienas kitas ir bus komandai, bet tikrai rinksis ir tos, kurie linkia padėti, pagelbėti. Įsivaizduokit vadovą su sekretorė, kuri yra labai paslaugi. Nes jeigu sekretorė būtų irgi narcistinė asmenybė, gali būti, kad, sakys, man šitos pareigos labai greit nebetinka ir aš norėčiau kilti, daryti karjerą, nes tai yra per paprasta man. Tai reiškia, kad žmogus jau į savo komandą įsims tikrai miksuotą. Nebus vien narcistinės per daug sudėtinga būtų. Tiesiog pasirinks ir kas padarys darbus, ir kas jį pagirs ir pašlovins. Dar, Lina, skaičiau kažkur, kad narcistinių asmenybių iš tikrųjų nelabai kas mėgsta tarp žmonių, yra toksai mitas, arba tiesa, nežinau, bet, jie įsivaizduoja, kad juos dievina visi. Tai kaip čia iš tikrųjų yra? Mėgsta kiti žmonės šitas asmenybės, ar neįtin? Tai sunkesnė asmenybė bendrauti. Dėl to žmonės labiau, gal sakyčiau, iššūkių turi ir gal kai kurie ir nemėgsta. Kad jie patys sakytų, kad jie patys save labai mėgsta, aš irgi nesutikčiau, nes viduje, kaip jau ir kalbėjau, kadangi savivertė yra jautri, jie mėgsta save tada, kai jiems sekasi ir labai savęs nemėgsta, kai nesiseka. Tai netgi, sakykime, imtumėm kitą kokį nors žmogų, kai jam nesiseka ar neturi darbo, taip ant savęs nepyks kaip narcistinės ant savęs asmenybė pyktų. Tai vat žmonės, kurie daugiau bendrauja su narcistinėm asmenybėm, turbūt jeigu nemėgsta dalinai ir dėl savo ypatumų, dažniausiai dėl to, kad jis buvo pasinaudota. Jie jautėsi, kad jų gerumu, jų laiku, jų dėmesio buvo naudotasi ir jie tikėjosi atgal tokio lygiavertiškumo bendradarbiavimo. O šiuo atveju narcistinė asmenybė kartais nori labiau pasimti negu duoti. Tai vat santykiai turbūt tas vienas iš tokių elementų, kuris skatina jų nemėgti asmenybę. Ir kitas tas empatijos. Vat jeigu nenoriu, tai nejausiu empatijos. Todėl, kad kai nepatinka, čia dar vienas iš moterų ypatumų darbe, tai moteris labiau negu vyrai, jeigu kažkas darbe joms yra negerai, jos pasyvią agresiją taiko. Tai yra tokia uždara siena, nebendrausiu, nekalbėsiu. Ir šalia empatiškam žmogui tai gali būti labai nemaloni situacija sėdėti kabinete su žmogum, kuris negeria kartu kavos, nors kolektyvas lyg ir tai daro. Ir, sakykime, tai asmenybė narcistiniai tai nieko tokio, gal net čia tokia bausmė, kad blogai pasijaustų kiti. O žmonėms šalia tai gali sukelti labai didelį įtampą. Na ir pabaigai, čia labai svarbus klausimas, kokie būtų 3 esminiai patarimai, kaip bendrauti su narcistinėm asmenybėm, jeigu mes matome, kad tokią asmenybę turim savo komandoje, gali būti ir kolega, gali būti vadovas, arba vadovas bendrauja su savo darbuotoju. Kokie yra 3 esminiai patarimai, kaip bendrauti su šitom asmenybėm? Vadovai tokia pirma mintis ateina nepadaryti narcistinės asmenybės pačios svarbiausios. Tai ir turi vis tik tai būti lygiavertiškumas darbuotojų tarpe, kad neaugtų arogancija ar kažkoks perdėtas pasitikėjimas.
Ir kartu tada labai svarbus dalykai, tai yra turėti bendras taisyklės visiems, tą lygiavertiškumą skatinti. Kas labai svarbu vadovui, tai yra atsargiai kritikuoti, to, kad labai jautriai priima kritiką, bet jeigu padarė darbą gerai ar atliko užduotį gerai, tikrai yra prasminga pagirti to, kad tas motivacija kels. Galbūt ir duoti užduotis sunkesnės, kad jausti, kad pats žmogus jaučia, aš galiu, jam ir to reikia. Tai šitoje vietoje galima vadovui duoti, tik tai vėl nerodyti to dėmesio išskirtinumo negu kažkuriam kitam darbuotojui. Jeigu kaip kolegai sakyčiau, tai labai svarbu turėti savo ribas ir vis tik tai, jeigu santykiai kažkas yra negerai ir jisai nėra abipusis, tai narcistinė asmenybė gerbs ribas. Jeigu gerbs kolegas, su kurio bendrauja, tai jūs irgi turit būti stiprus ir vis tas ribas priminti, kad man kažkurie dalykai galbūt nebetinka. Tiesiog turi nubrėžti ribas ir labai aiškiai, kitaip tariant, atstovėti save prieš narcistinę asmenybę. Čia yra tas momentas, kuris yra labai svarbus. Gerai išgirdau? Piktai pasakėt, aš sakyčiau atstovėti ribas švelniai, nes jeigu piktai, tai eisit į konfliktą, o tada laimės narcistinė asmenybė. Tai galima brėžti ribas. Ir neiti į konfliktą su narcistinė asmenybė. Bet jautri, švelniai ir nebūtinai konfliktiškai. Taip. Skamba sudėtingai, bet linkiu visiems sėkmės, kurie turi narcistinių asmenybių savo kolektyvuose. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Lina spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Office Dramų laidose. Iki.